Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Kuršių marių vėtrungės yra unikalios puošybos vietos žvejų kūrybos reiškinys, turintis ne tik vėjo kryptį nurodančią, tačiau ir estetinę bei savaime suprantamą identifikacinę paskirtį. Vėtrungė yra atėjusi iš praeities, iš tų senųjų istorinių burinių laivų Kurienų. Tai visi žinom, kada buvo senais laikais įvesta kaip privaloma ženklinti laivus, taip kaip dabar automobilius, taip tuo metu reikėjo įženklinti juos, kad tiesiog sureguliuoti žvejybą mariose. Ir tai buvo nuspręsta, kad ant stiebo pakelt tokią lentelę su tam tikrais ženklais, kurie atitiktų tam tikram kaimui. Tai čia buvo tokia kaip privaloma detalė. Ne? Ir po to žmonės, kadangi norėjo šiek tiek savitumą įnešti, kad išsiskirti vienas nuo kito, nes kaip tu dabar visam kaime visi vienodais tokiais ir plaukės lentom. Tai jie pradėjo kurti ir pridėjo savo tokios puošybos. Marių burvaltės, Kurėnus, ženklinti vėtrungėmis pradėta 1844 metais. Jas įvedė Prūsijos karalystės žvejybos inspekcija žvejybai kontroliuoti. Vėtrungių pradininku laikomas vyriausiasis Kuršių marių karališkasis žvejybos inspektorius Ernstas Vilhelmas Berghomas. Pirmiausia, tai buvo vėliava ženklas, kuris žymėjo kiekvieną gyvenvietę tam, kad reguliuoti žvejybą Kuršių mariuose. Vėliau žvejai išties buvo nelabai patenkinti ta reguliacija, nes jie nebegalėjo laisvai plaukioti po marias ir žvejoti, kur jie nori, todėl pradėjo dailinti šias vėtrunges įvairiais ornamentais, apdėlioti papildomais elementais, o pagrindinis elementais tai buvo ta vėliava, ši ir vėliava va šita medžiaginė. Tai įvairiausių interpretacijų šiandien mes turime iš šių elementų, kad galima perskaityti žvejo istoriją, kokiame name jis gyveno, kas jį supo, kokie kaimynai ir taip toliau, tačiau aš manyčiau, kad vis dėlto tai buvo žvejo fantazija. Laikui bėgant, žvejai norėjo labai papasakoti apie savo gyvenimą ir daugiau apie savo esamą kaimą, apie savo hobį, apie savo amatą, apie savo kaimynus. Tuo būdu atsirado tas nematerialusis Kuršių marių vėtrungių kūrybinis elementas. Kai išplaukė žvejas su savo laivu Kurėnu ar Kuršėnu, atsidurdavo marių ar jūros viduryje, kai nėra vėjo ir jis yra priverstas laukti gero vėjo, jis imdavo kažkokį medžio gabalą, imdavo primityvų peilį ar kirvuką, ar įkaitintą virbalą laužavietėje, kuri yra laivo viduryje, ir bandydavo drožti savo namo ar savo kaimyno ar kažkokio miško elemento simbolį. Tai buvo ir namukai, ir laivukai, ir kažkoks tai briedis, jeigu tai buvo miško simbolis, o gal ir eglutė ar medelis.
Ir tuo būdu atsiranda pirmieji elementai. Pradžioje jie būdavo labai nesudėtingi, po to laikui bėgant vienas į kitą matyt pasižiūrėjęs pradėdavo jau tas vėtrunges tobulinti, atsirado ir skirtingi stiliai. Ilgainiui žvejai ėmė puošti šias spalvines lenteles įmantriais drožiniais. Remiantis sukauptą etnografinę ir istorinę medžiagą, vėtrungė būdavo suskirstyta į kelias jos dalis. Centrinėje – kaimo, iš kurio kilė žvejai ženklas. Priekinėje dalyje vaizduojami stichijų simboliai, strėlės, plunksnos ir kita. Priekinės dalies viršuje dažnai vaizduojamas namas. Aukščiausioje vėtrungės dalyje buvo įprasta vaizduoti religinius simbolius – gyvūnus, augalus, pilis, laivus. Pavėjinė, galinė vėtrungės dalis, ypatinga. Ji buvo skirta laivo savininko ir jo šeimos asmeniniai informacijai. Svarbios ir vėliavos spalvos. Pačioj vėtrungėje atsiranda pirmiausia kas, reiškia vietovė, iš kurios kilęs kaimas, paskui šeimos sudėtis. Vokiečių kalboje yra toks žodis gešvister, tai brolis ir sesuo. Niekuomet į vėtrungę nebuvo žymima tėvai ar seneliai. Reiškia, mano vėtrungė, tai aš galiu pažymėti brolį apskritimu, o seserį kryželiu. Reiškia, ir ta visa struktūra, jeigu pasižiūrėjus vėtrungiai, ir būtų. O tas pavyzdys, kryžius vienas raudonas, kitas tuščias, reiškia 2 broliai ir matot, kiek seserų yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seserys. Ir būtent ta struktūra ir pagrindas, kada jau 14-13 amžiuje būdavo tik tai Kuršių marių gyvenvietės ženklas, raudona, balta vėliava, tai yra žvejybinė arba šiuo momentu žvejoju. Jeigu aš noriu žuvį parduoti arba kaimuose arba miesteliuose, aš užsidedu mėlyną vėtrungę, turiu teisę perplaukti per kitas teritorijas, o geltoną vėliavą grįžtų pavyzdžiui, iš Klaipėdos, iš Kionigsbergo arba Mėmelio. Mano laivas yra išvalytas, dezinfekuotas, aš neatvežu ligų, neatvežu užkrečiamų kitų kokių nuotai ir gali per kitas teritorijas grįžti. Kuršmarių puošmena tapusios karūnos kiekviename krante turėjo savą pavadinimą. Vėliavos, flagė, herbai, vapen, spalvos, farben. Rytinės pakrantės žvejai sugalvojo unikalų lietuvišką pavadinimą – vėlukai. Čia, kai atsirado gintaro gavyba, tada buvo kasamas tas antrasis farvateris arba gilinamas ir tas pirmasis. Ir būtent tada jau atsiranda ne tik tai gintaras kaip tradicija, kurį išaugina Juodkrantės aukso amžiumi žymimą kurortą, bet taip pat tai yra ir postūmis dar vėlyvesniam ir platesniam Kuršių marių vėtrungių gamybos laikotarpiui, kai tiesiog Kuršių marių vėtrungė tampa ne tik tai informaciniu simboliu, kuris jau buvo šiek tiek ir praradęs savo prasmę, nes pradėta daugiau žymėti ant Kuršių marių būrių, nidos, pavyzdžiui, sutrumpinimai šriftiniai ir su skaičiais, o Kuršių marių vėtrungės įgauna jau tą, reiškia, pasakojamąjį dekoratyvinio elemento ir suvenyro funkciją. Po Antrojo pasaulinio karo tradicija visai išnyko ir tik 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje jos kone stebuklingai vėl prisikėlė. Ši vėtrungė yra gaminta sovietmečiu 1967 metais, čia vietos gyventojo Mikelio Engelino. Ko gero, tuometinis muziejus užsakė Engelinui pagaminti vėtrungės ir jis pagamino 4. Jos niekada nebuvo ant laivo, tačiau jos pagamintos buvo būtent pagal senųjų vėtrungių modelius. Vėtrungė yra ganėtinai jaunas etninės kultūros paveldo objektas, pasižymintis unikalia vaizduojamąją simboliką ir vienijantis Pamario kraštą. Jos neturi analogų pasaulyje,
būtent dėl savo išskirtinės prigimtinės funkcijos. Na, o šiandien, kaip vizitinė kortelė, ji puošia dažno gyventojo namus ir Neringos herbą. O aš tiesiog džiaugiuosi, kad yra sėkmės istorija. Visi sako, kodėl sėkmės istorija? Ogi todėl, kad kažkada į Neringą atsikraustė toks Jonušas Eduardas ir atgaivino daugybę simbolių. Ne tik tai Vėtrungės, Kurėnas, šiandieną Skrodžio marias ir nors kiek, kaip aš sakau, daugiau išsilavinę turistai nori su juo praplaukti ir daro labai teisingai, nes tai yra istorija, nuostabi istorija, daugybė atvirukų, daugybė gyvenimų su Vėtrungiu čia, su Kurėnais buvo surišta, be kurio nei vieno nebuvo ir Vėtrungės, kaip sakyt. Taip, kad mano nuomonė, tai turim daug sėkmės istorijų. Džiaugiuosi, kad jas įvertina komisija, valstybė. Tada pamato verslas, žmonės, kad tai yra puiku. Dabar yra daugybė versliukų. Vieni Vėtrungės drožia, kiti spalvoja. Be galo malonus buvo įvykis, kada Klaipėdos uostui, kuomet vadovavo dar Arvydas Vaitkus, buvo sutarimas, jog mes tiekėme Vėtrungės. Uostas tiesiog net pirko, jas nereikėjo jų duoti nemokamai, kas beje būtų irgi gerai. Ir dalino visiems į uostą Klaipėdos atplaukusiam kapitonam su istorijos aprašymu, kaip ta Vėtrungė atsirado, kada ta Vėtrungė atsirado, dėl ko jin čia buvo taip aktyviai naudojama, ne tik tai kaip vėjo rodymo krypties daiktas, bet kaip ir numeriai. Tai ši istorija išplaukus po visą pasaulį. Kiekvienas Klaipėdos uosto atplaukęs laivas išsivežė Vėtrungę, kurią galėjo nusispalvoti pagal savo galbūt miesto ar šalies simbolius. Taip kad čia yra didžiulė sėkmės istorija. Manau, kad ji tęsis. Po nematerialaus kultūros paveldo suteikimo Vėtrungėje tiek gyventojai, tiek vystytojai nusprendė, ir tai labai džiugu, jog atsirastų Marių Vėtrungės, toksai rajonėlis, kuriame, kaip matome, garsaus menininko Bliūdžiaus išdrožtos Vėtrungės. Tai taryba suteikė nedideliam atkarpėliai Vėtrungių gatvę, kur vyko labai didelės diskusijos, ar verta, ar neverta šičia, ar turėtų būti vertesnė gatvė Vėtrungių. Tai reiškia, jog visi suprantame vertę. Gamtos stichijų pagimdytos, žmogaus delnuose sušildytos, ilgą užmaršties laiką išgyvenusios ir naujam gyvenimui pakilusios, spalvotos, grakščios, pilnos užkoduotų simbolių Vėtrungės vėl stiebėsi į dangų ir šnabžda vėjui istorijas iš praeities.